tavo vardas? Domas. Malonu, Domai, aš esu Vilija. Sveiki. Labas. Vėl susitikom. Aha. Super. Noriu tau užduoti kelis klausimus. Gerai? Gerai. Bet paprašysiu tavęs atsakyti juos ne žodžiu, o raštu. Prisimink laikotarpį ar situaciją, kai buvo labai sunku. Ir užrašyt. Aha. Aš neskaitysiu. Puiku. Dabar paprašysiu tave šitą lapelį sulankstyti ir mesti į stiklinį indą. O iš to indo išsitraukti ne savo lapelį. Ir bandysim skaityti atsakymus. Mokyklos valgykla. Nusipirkau klasiokų nemėgstamo maisto ir negalėjau jo valgyti. Sunkiausia buvo tada, kai gauni blogą pažymį. Ir tėvai ant manęs pyko. Man labai sunku buvo, kai iš pradinės klasės perėjau į vidurinę. Kai klasiokai šaipėsi iš mano kūno. Kaip tu tuo metu jauteisi? Blogai. Aš jaučiausi labai pažemintas. Siaubingai galvojau pasiteisinimus labai blogus. Tuo metu aš jaučiausi vienišas, neturėjau draugų. Labai baisu buvo. Jaučiausi palaužta, galvojau apie savižudybę. Kaip tuo metu į tavo išgyvenimus reagavo artimi suaugusieji? Aš apie tai nieko nesakiau, tylėjau. Labai pyko, norėjau, kad aš pasistengčiau. Suaugę patarė, kaip elgtis tokioje situacijoje ir mane palaikė. Aš artimesniems suaugusiems nieko apie tai nesakiau. Stengiausi viską slėpti, nes man buvo per daug sunku. Ko tuo metu labiausiai iš jų norėjosi? Iš tų artimų suaugusių? Man nelabai norėjosi, kad į tai suaugusiai reaguotų. Kad nepyktų, leistų pasitaisyti. Labiausiai norėjau palaikymo. Pagalbos norėjau, kad klasiokai suprastų, kad jie vertė mane kentėti. Nelauk, kol sunkumai užaugs. Yra žmonių, kuriems tu rūpi. Tai va, pritruko tiek nedaug, ne? Trupučio džiaugsmo, trupučio laimės. Gerai, ačiū tau.